Aš esu Vaida Brazaitienė, Lekėčiuose gyvenu jau 30 metų beveik, 89 atėjau Vilniui baigus studijas, gavau paskyrimą į Lekėčius ir nuo to laiko čia ir gyvenu, ištekėjau ir likau Lekėčių miestelyje, Šakių rajone. Atėjus įkūriau jaunimo teatrą, pirmas mano daug laisvalaikio centre buvo darbas tai su jaunimu, dabar turiu tai paauglių, vaikų, jaunimo ir suaugusių. Turim 4 teatrus, Lekėčiai yra teatralų kraštas, jau taip pakrikštytas, kaip jau visi žino, kaimo vietovėje dirbantys žmonės, režisieriai, jau jie yra tokie, ne tik režisieriai, viskas yra ir scenografija, ir kostiumai, ir apšvietimas, ir muzika, viskas yra vieno žmogaus. Tai va, toks darbas atrodo didelis, bet kai darai, kas tau patinka, tai jis nėra toksai didelis. Kai pradėjau dirbti, tik tai va, režisieriai, kolegos, kiti sakydavo, kad jau čia kaimui prasimušti, tai tikrai neįmanoma. Jau vieną kartą papuolit netyčia, tai jau daugiau nebus, bet tai tikrai galim paneigti visas tas tiesas, esam 3 kartus Respublikos laureatai ir visai puikiai viskas sekasi. Juk tas žodis pozityvumas, tai man visą laiką jame yra viskas. Nes pozityvus žmogus jis negali būti, nei melagis, nei piktas, nei nelaimingas, nei liūdnas, jis yra pozityvus ir visas tas grožis eina į tą vieną žodį. Darom tradicinį mėlynių festivalį Lekėčiuose, jau 3 metai, šiaip buvo miestelio šventė, tai va taip sugalvojom, kad kažkaip įprasminti labiau, kad ne tik šventė, bet kažkokią temą surasti, prie ko ten pririšti tą šventę, kad būtų išskirtiniai kitokia. Tai, festivalį ant bangos dabar Lietuvoje, tai pavadinu mėlynių festivaliu, nes aplink vien miškai pas mus, visa Respublika važiuoja žmonės, labai daug edukacinių programų vyksta, tautodailininkai, amatininkai, moterų klubas mūsų prigaminam kiek visko įmanoma su mėlynim, ką mes darom namuose, ką gaminam, pyragus, mėsą, duoną, viską darom su mėlynių festivaliu ir visą tą žmonėm pristatom, duodam degustuoti, galima įsigyti ir tikrai aktyviai visos dalyvauja ir konkursus darom mėlynių. Pirmais metais buvo genių mėlynių konkursas, dalyvauja Verdo ir Kepu pas mus ir šeimininkės, teigia savo prizus, atvažiuoja ir komisijoje dalyvauja, renka geriausias, šįmet rinko padažų ir užtepėlių konkursas buvo kas geriausia, atveža savo prenumeratas. Tikrai einam, kaip visi sako, į platesnius vandenis ir nestovim. Miestelis tikrai nemiręs, nors gyvenam miestelyje ir tiesiog toj bendruomeniai visi dauguma turim žiūrėti kaip į savo šeimą. Manau, kad jeigu gyventi, tai reikia gyventi pilną koją. Blogis traukia blogį ir jeigu tu nori, kad tau būtų gerai, tiesiog siųsk į kosmosą tai, kas gera, šypsokis, per prievartą šypsokis ir tikrai neliks to blogio aplinkui. Ir žmonės bus geri, ir darbas norėsis dirbti. Ir mano pozityvumo moto vergauk filosofijai. Plačiaja prasme, sako, tu nori būti laisvas, tai tada būsi laimingas. O jeigu nori būti laisvas, vergauk filosofijai. Filosofija čia yra plačiaja prasme.